Sveiki! Šiame trumpame filmuke mes jums papasakosime, kaip įrašyti ir ištrinti naują paslaugą. Atkreiptume dėmesį, kad paslaugą, kaip ir klientą, jūs galite ištrinti tik tada, jeigu jam dar nėra išrašyta naujų sąskaitų faktūrų arba su ta paslauga nėra išrašyta sąskaitų faktūrų. Jeigu su ta paslauga jau yra kažkas išrašyta, jo ištrinti nebegalima, nes jis yra naudojamas. Tai norėdami įrašyti naują paslaugą, einame prie kortelių. Spaudžiame kortelės, tada spaudžiame paslaugos. Štai tarkime šitą paslaugą, kelionės išlaidų draudimas, aš norėčiau ištrinti, man nepatiko, bet aš jos nenaudojau. Paspaudžiu išmesti ir paslauga klausia išmesti įrašą taip ir paslauga mūsų išnyko. O tarkime šitą kelionę į Tunisą aš norėčiau nukopijuoti kaip kelionę į kitą vietą, tarkime į Kanarų salas. Tuomet reikia paspausti įvedant naują kopijuoti. Čia yra gerai, toks paukščiukas turi būti toje vietoje. Tuomet spaudžiame, pasižymime, ką konkrečiai norime kopijuoti kelionę į Tunisą ir spaudžiame naują. Ir matome, kad kelionė į Tunisą. Dabar belieka tik pakeisti kodą. Čia bus Kanarai. 15 dienų kelionė į Kanarų salas. Štai nauja paslauga suformuota, spaudžiame išsaugoti ir tiek žinių. Čia pat su naujai parašyta paslauga mes galime išrašyti sąskaitą. Tuo tikslu einame prie pardavimo, spaudžiame pardavimo operacijos, formuojame naują sąskaitą, pasirenkame klientą. Tarkime, tai buvo Stasys Stasevičius, klientas mums tinka, pasirenkame naują operaciją, dabar pasirenkame savo ką tik įrašytą naują kelionę, 15 dienų kelionę į Kanarų salas ir belieka įrašyti kainą, už kurią mes parduodame ją klientui. Paspaudžiame išsaugoti ir tiek žinių. Jeigu reikia, galime atspausdinti iš karto sąskaitą su naujai suformuota mūsų kelionė. Štai. Kiekis buvo neteisingas. Tokiu atveju redaguojame kiekį. Tenka pataisyti ir kainą. Ir spaudžiame išsaugoti. Dar sykį. Štai, gavome naują sąskaitą. Ačiū, kad žiūrėjote.